Prieš savaitę čia Kiaukliuose esančiame pastate įvyko 3 gaisro simuliacijos. Gaisrinių tyrimų centrui pavyko imituoti skirtingus scenarijus ir gaisro priežastis, kurias šiandien mokymų metu tyrėjai turės išsiaiškinti. Dabar šiame name liepsnų nuniokotos sienos, tačiau vos po poros mėnesių šis namas bus visiškai atstatytas, įrengtas ir padovanotas vienai šeimai. Labas rytas, žiūrovai. Čia projektas Svajonė kvadratu. Šiandien kartu su Gaisrinių tyrimų centru mes aiškinsimės gaisrų priežastis, stebėsime jų mokymus ir aptarsime mūsų objekte vykdytas simuliacijas. Nekantrauju pradėti. Einam. Einam. Šiandien prie namo renkasi Gaisrinių tyrimų centro mokymuose dalyvausiantys tyrėjai. Turim 3 objektus ir turim 3 grupės. Taip? Kiekviena grupė turės po savo objektą, kaip jau sakiau, ne? Kai jūs turit pusę valandos arba ten iki valandos laiko pereit objektą numeris 2 ir objektą numeris 3. Apsižiūrit, nieko neliečiat, nieko negadinat, nieko nestumdot, tiesiog apsižiūrit, užsifiksuojat ir tada iškeliat, kokios galėjo būti priežastys ir savo nusistatot. 3 tyrėjų grupės pradeda savo darbus. Visų tikslas – kuo išsamiau ištirti patalpas ir kuo tiksliau nustatyti, kokios galimos gaisrų priežastys. Tam jie gali naudoti specialiais prietaisais ir ekspertų pagalbą. Taip pat kiekviena vieta turi įvykio scenarijaus aprašymą. Bet po stalu matai, kas buvo. O po stalu ten šildymas? Pasižiūrėk, ne, ten akumuliatorius ir pakrovėjas. Bet pasižiūrėk, po stalu. Gal jau kūgį matai? Tai pažiūrėk, jo, kaip apdegęs iš vidaus. Kalbant apie pirmą objektą, tai buvo sukurta elektros instaliacijos ir elektros įrenginių avarinis darbo režimas sukurtas. Tai yra, buvo paliktas besikraunantis akumuliatorius, buvo pajungti keli prietaisai į ilgiklį vieną ir sudaryta tinklo perkrova. Ir tuo metu įvyko gaisras. Taip, čia židinio vieta. Jo, nes žiūrėk, net stalo šitas kartonas ir tas sudegęs. Va, pročiai, va. Jo, visas stalas apablės. Čia šituo atveju tikrai realioji situacija ir visi buvo labai nustebę, kad čia tikrai jūs sudegin tikrą pastatą, ne jūsų modelinius namukus. Nu ne, tikrą pastatą. Tai, sakom, ir dar buvo labiau nustebę, kad šitam pastate visiems iškart buvo turbūt aišku, čia niekad jūs negalit sukurti, kaip čia gali būti, čia bus visur padegimas ir panašiai, ir čia bus vienas gaisras ir labai visi buvo nustebę. Nuo ko viskas prasidėjo? Kas yra tas židinys? Gaisro židinio zoną mes pradžiai pastebėjom prie rašomojo stalo, po juo ir tenais toliau žiūrėjom. Tai įtarėt, nuo ko tai prasidėjo? Nuo būtent akumuliatoriaus? Tai žiūrint laidus, pačių laidų sujungimus, radom avariniam darbo režimui būdingų požymių, nuo ko priėjom link išvados, kad galimai gaisras galėjo kilti dėl elektros prietaiso gedimo. Tai šita situacija, ar ne, kaip ateityje žmonėm išvengti tokių situacijų, kad neįvyktų nelaimė? Pirmiausiai, tai reikėtų patiems būti labai sąmoningiam ir niekada nepalikti elektros prietaisų įjungtų į kištukinius lizdus be priežiūros, nes viskas, kas be priežiūros, kaip ir visi puikiai suprantam, viskas genda ir viskas tikrai gali sugesti ir tu nežinosi, ar tai bus šiandien, ar po 10 ar 15 metų. Ir kalbame, ar ne, ir apie akumuliatorius, ir apie telefonus. Apie visiškai viską. Apie viską, kas turi bateriją, iš esmės, ar ne? Nelaikyti šiltai, kad jie nešiltų, nekaistų, viskas, kaip po pagalvėm dėkime, ne, kad laiko telefonus. Reikia laikyti taip, kad, kuo mažiau būtų grėsmės kilt gaisrui. Antroji lokacija buvo nemenkas iššūkis jau gaisro ir jo gesinimo metu, kadangi tai didesnė patalpa. Čia pavojinga sienų apdaila. Vėlgi yra perėjimas į kitą kambarį. Taip. Gaisras galėjo išplisti, negalėjo. Kokiom medžiagom galėjo išplisti. Visus įrenginius atkreipkite dėmesį. Turit dar kitas patalpas. Apsižiūrėkit visas patalpas, nes turit, kaip ir sakim, vakar per paskaitas, kuo bus jūsų nuodugniau padaryta apžiūra, tuo bus geriausias rezultatas. Prieš tai pas mus visada yra diena,
kai vyksta teoriniai mokymai, apie kuriuose yra kalbama apie taip, kaip turi būti tyriamas gaisras, kokiais požymiais, pagal kokius požymius nustatoma gaisro židinio vieta arba gaisro židinio zona, kokios po to iškeliamos versijos. Tai visą tą pirminę informaciją gaisrus tyriantis pareigūnas visada surenka. Tai šituo atveju jiem jau buvo jinai pateikta, tai reiškia mes surinkom, sukūrėm tą scenarijų, sukūrėm būtent pirminę tą reikalingą informaciją ir vėlgi tą informaciją, jeigu žiūrėjot, skaitėt ir jau žinot tą gaisro priežastį, tai jinai irgi galėjo būti teisinga, galėjo būti neteisinga. Turėjo kažkokios teigiamos informacijos arba atvirkščiai galėjo suklaidinti. Tai visą tą informaciją turėjo patikrinti ir įrodyti arba ją patvirtinti arba atmest gaisravietės apžiūros metu. Tai sakykit, jūsų buvo tikrai labai sudėtinga situacija, nuo ko pradėjot, ką atradot, papasakokit. Pradėjom nuo įvykio vietos apžiūros. Iš karto pastebėjome 3 židinio vietas. Židinio vietos buvo elektros prietaisuose, tai yra televizorius, kompiuterio centrinis blokas, ar ne, smegenys vadinamos, ir ant šaldytuvo stovinčioje mikrobangų krosnelėje. Galime teigti, kad tai įvyko nuo žaibo iškrovos, kadangi įjungti šitie prietaisai buvo įjungti elektros lizdus. Centralės vidiniai komponentai išsvaidyti. Tai priėjom išvadą ir, aišku, rėmėmės meteorologų parodymais, kad tiesiog tuo metu buvo žaibas ir griaustinis. Ar dažnas toks atvejis jūsų praktikoje žaibo? Būna, tikrai būna. Vasaros laikotarpiu tikrai. Tai kadangi savininkai rėmėsi prevencinių priemonių ir bandė apsaugoti savo namus ir su dūmų detektoriais ir dėl apsaugos sistema, ar ne, bet vienas žingsnis nebuvo atliktas žaibos sauga. Šie mokymai ir mums visiems primena, kaip svarbu saugoti save ir savo turtą. Svarbi ir prevencija. Daugybę dalykų galime padaryti patys, rūpindamiesi savo namais. Trečioji komanda ruošiasi žengti į patalpas ir atlikti savo tyrimą, o mes nusikelkime į Širvintų rajone gyvenančios Samantos namus. Ji ir jo šeima pasiryžo dalyvauti projekte ir vilėsi, kad Kalėdas galės sutikti naujuose svajonių namuose. Samanta Stunžaitė, jai 22, jos sūnelis greitai švęs 2. gimtadienį. Krosnimi šildomame bute Samanta gyvena su sūnumi, mama ir negalią turinčių tėčių. Namuose trūksta ne tik šilumos, bet ir vandens bei kitų patogumų. Neturim tualeto, indus plaunam, puodę atsinešam vandens, prisišildom. Vaiką taip pat irgi jau į vonelę nebelabai telpa, nes jis pas man toks didžiulis, mėgstantis pavalgyti, tai va irgi prišildo vandens, bet taip pat perku tą vandenį, kad nepraus kažkokių nešvarių vandenių. Pati maudosi, pavyzdžiui, iš to blogo šulinio vandenį. Būna dienų, kaip neturiu pinigų, tai pati iš to šulinio geriau. Aš žiūriu, kad tik vaikui viskas būtų. Kad vaikui būtų, ar ne? Jo, užsikuriam pečius, pradeda rūkt. Ten kažkas yra subirėję, bet ten taisymas 1500 gal kainuoja. Tai mums pataisyti čia nėra šansų. Dar prieš 3 metus mergina studijavo tarptautinę prekybą ir muitinės logistiką. Įsimylėjo ir su draugu kūrė ateities planus. Tačiau labai greitai pajuto, jog laukėsi. Ši istorija Samantai itin skaudi, nes netrukus po to, kai išgirdo naujieną apie būsimą kūdikį, Samantos mylimasis išvyko į užsienį ir nebegrįžo. Tai tu nėštumo laikotarpiu viena buvai? Jo, į gimdymą iš vis ten žiauriausia buvo, kai važiavau viena ir manęs paklausė, su ko, ar kažkas bus su jumis, aš viena. Viena gimdėjai, Visą laiką per sąrėmis, viena buvau, 4 ryto jau seselė atėjo manęs palaikyti. Nes matė, kad jau ten nebelabai atlaikau. Kaip tu ištvėrei? Nežinau, manęs daug kas klausė. Stiprėsi, ar ne? Nesijaučiu tokia. Jaučiuosi kaip tik palūžus. Nes labai daug visko. Bet tas neštumo, tas visas laikotarpis buvo labai sunkus.
Svarbiausią gyvenimo įvykį – susitikimą su sūnumi – Samanta išgyveno viena. Toks liūdesys apima, galvoju. Aš dažnai klausiu Dievo, už ką man. Už ką tau? Tarsi, taip sunku. Tarsi, ne tai, kad man jau dzin, tarsi, kaip gyvenam ten tie pečiai, viskas, bet, tarsi, kad ir net vaiką išmaitinti, tarsi, sunku, kad tik greičiau pradėti dirbti, atsiriboti nuo visų finansiškai ir tiesiog gyventi savo ir vaikui. Aš taip laukiu to, nes aš net nepamenu, kada savim rūpinau, save žiūrėjau, nepamenu. Nieko nebepamenu jau. Galiu pasakyti, nežinau, kas esu. Esu mama, bet nesijaučiu moteris. Pamiršau, kas tai yra pasitažyti. Ten gražiau atrodyti, plaukus susitvarkyti. Kartais norisi ir tiesiog laukiu, kada ateis mano diena. Bet stengiuosi, kad ateitų, ta prasme, nesėdžiu vietoj. Nelaukiu, kad kažkas iš dangaus nukris, nes taip nebūna. Neverkit. Neverkit, aš tai jau atverkiu. Aš tai jau kartais pasijuokiu. Jauną moterį labai palaiko jos mama Rasa. Pačios Rasos gyvenimas negailėjo ją išbandymų. Rasa su vyru augino 2 pametinukės dukrytes. Turėjo savo namus, kuriuos remontavo, tvarkėsi. Tačiau netikėta vyro liga, naikinanti jo raumenis, atėmė galimybę dirbti ir šeimos finansai menko. Rasa iš paskutiniųjų nupirko šį 2 kambarių butą be patogumų. Svarbiausia jai tuo metu buvo tiesiog vyrui ir mergaitėms užtikrinti stogą virš galvos. Aš savo dukrytei linkiu tikrai tokio vargo, tokio skausmo nematyti, kiek jinai iškentė. Ką jinai matė, ką jai teko patirti. Ir kiek metų jau jinai čia vargsta, aš linkiu ir tiesiog prašau galbūt visuomenės visų pagalbos. Kas gali prabalsuoti, prisidėti, kad galbūt įsipildytų tą svajonę, nors turėtų savo pastogę. Ir įsipildytų svajonę nusiprausti po dušu, nuprausti vaikelį po dušu, kuri yra retenybė, tai kaip šventė, kaip kalėdos, jeigu tu nusiprausi po dušu. Tai tikrai linkėčiau, kad ta svajonė virstų realybę. Samanta aprodo savo namus, kurie nors ir labai kuklus, tačiau tvarkingi. Čia koridorius. Čia va pečius, čia tas pečius, jo, čia mama lipdė, prilipdė, čia va irgi va aukščiau lipdyta mamos irgi čia, iš pečius jo valyta. Taip, tada... Čia tualetas. Čia kaip sandėliukas, žiemą kaip šalta, tai kaip tualetą pasidarom tiesiog. O čia va viskas. Bet čia be lango jisai? Jo, čia langas, va. Tai kaip žiemą? Žiemą kažkaip tėvas įdeda užkalą. Va viskas čia, pelėsiais. Čia pelėsis, ar ne? Jo, čia bandėm ir tvarkyti viską, bet viskas vis tiek, eina. Čia visą laiką elektros visa instaliacija tiesiog yra suvaryta, ne visuose kambariuose ta elektra veikia. Čia virtuvė ir tėtis to pačiu miega. Tėtis čia miega. Jo. Čia užsikaičiam vandens indam. Čia šulinys paviršutinis jo vanduo. Ai, matau, va žuvytę plaukia kažkaip. Čia buvo, sakė, įsitraukė ir barsuko, ar ko, ne, ten varlė. Ai, varlė tame. O, pliau. Čia ta prasme net... Ai, varlė ir čia varlė. Jo, čia jų pilna. Tai kartais, kai... Tai tik va tas, kad siurbliuką nusipirkom, kad išpumpuotų vandenį, nes... Ai, visai... O čia vasarą plaunam rūbus. Čia plaunat? Jo, prisinešam vandens, ten gal 12 kibirų, ten tą programą visą susižinom. O žiemą? Žiemą rankom prasiplaunam. Tai kai tą geriamą vandenį ar ne išnaudojat ir neturi pinigų nusipirkti dar? Aš tada geriu šitą. Geri šitą? Jo, vaikui paliekam paskutinį. Didžiausia Samantos svajonė – sūnui pripratus eiti į darželį, kuo greičiau baigti mokslus, susirasti darbą ir pradėti savarankišką gyvenimą.
Namai jai būtų didžiausia gyvenimo dovana. Ji žinoma labai tikisi jūsų žiūrovai palaikymo balsų. Visų prašau padėti išpildyti man ir mano vaiko svajonę turėti namus. Tad visų prašau balsuokit už mus. Jau dabar savo balsus galite atiduoti už vieną iš 3 šeimų dalyvaujančių projekte. Tai padarykite apsilankydami portale elrytas.lt. Samanta laukia jūsų balso. Taip pat projekte dalyvauja Valiaus Baranausko šeima ir Virginijos Batavičienės šeima. Sugrįžkime į Kiaukliuose esantį namą, kuriame tyrėjų komanda žengia į 3 patalpas. Trečioji patalpoje buvo sukurta tiesiog ūkiškai dažnai įvykstantis mūsų aplinkoje gaisrai, mūsų veikloje, sakykime, ir nes atliekant ekspertinius tyrimus esam tyrę ne vieną įvykį, kai neatsargiai elgiamasi su uždegimui skirtais skysčiai. Tai sveiki visi. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums sekėsi. Įdomiai, sudėtingai turbūt galim, bet labai... Iššūkis buvo rimtas. Jo. Kame buvo iššūkis, kur buvo sudėtingiausia? Rasti gaisro židinį, gaisro priežastį nustatyti, atmesti visas galimas versijas, dėl kurio negalėjo kilti gaisras. Tai net nesam 100% užtikrinti. Įsitikinę savo gaisro priežastim. Galutinai svarstam tarp 2 gaisro priežasčių. Mums labiausiai tikėtina gaisro priežastis tai būtų krosnis, kad nuo krosnis galėjo kilti gaisras, elgesys jo, o antra, kad padegti galėjo. Padegimas. Jo, padegimas. Ar dažnai būna, kad užsidega krosnis? Labai dažnai. Viena iš dažniausių priežasčių. Dėl neatsargaus žmogaus elgesio, ką mes šiuo atveju bandėme konstatuoti, kadangi buvo degios medžiagos, malkos, laikomos nesaugiu atstumu nuo krosnies, kada turi būti mažiausiai metras, nėra patiesta nedegios medžiagos, metalinės plokštelės ties krosnimi. Ar dažnai matot tokias priežastis? Prasidėjus kūrenimo sezonui, kuris jau neužilgo prasidės, tai viena iš dažniausiai gaisro priežasčių yra pat krosnys. Dūmtraukiai ir netvarkingos krosnys. Tai vykdydami priešgaisrinės priežiūros organizuojamas prevencinės akcijas, padėka artimui, saugus namai ir visas kitas, mes labiausiai akcentuojame, lankydamiesi pas gyventojus, kad privalo prisižiūrėti krosnis, kad dūmtraukiai privalo būti valomi kūrenimo sezonu 2-3 kartus. Tai vat, kas 3 mėnesius, taip. Tai čia yra pagrindinis akcentas, bet daugiausiai kyla dėl krosnių. Gaisrinių tyrimų centras bent 2 kartus per metus organizuoja mokymus. Jie vyksta štai tokiuose nedideliuose konteineriuose. Tačiau tikrame name mokymai vyko 1 kartą. Ir visi vieningai pritarė, kad tai buvo naudinga, informatyvu, nauja. Gaisrinių tyrimų centras, turėdamas realų namą, galėjo šiek tiek kūrybiškiau pasižiūrėti ir kadangi mes turėjom mokymus kitą dieną su tais pačiais pareigūnais, tai žinoma paklausėm, kaip įspūdžiai, kaip jums ar patiko ar nepatiko. Tai iš tikrųjų visi labai teigiamai atsiliepia apie tai, kad realiame name yra daug įdomiau ir daug tikroviškesnė situacija. Jiems tas labiausiai ir patiko, kad sako, tu ateini į tą vietą mokymų kaip į tikrą įvykį. Mokymai baigėsi. Jų organizatoriai ir dalyviai džiaugiasi įgytomis žiniomis ir patirtimi. Tačiau visi vienas kitam linki, kad niekuomet netektų susitikti kitokiomis aplinkybėmis. O dabar prasidės didysis įmonės turiužalą.lt iššūkis. Netrukus šis namas bus griaunamas ir prasidės didieji atstatymo darbai. Supratę, kad tie terminai tikrai spaus, ėmiausi iniciatyvos ir nusprendžiau, kad pats dalyvausiu visame atstatyme, vadovausiu atstatymo darbams, medžiagų tiekimui, kad tikrai suspėtumėm į tos 2 mėnesius ir galiausiai šeima gautų tą namą, o ne tik pažadą, kad padovanosim. Prie projekto prisijungė testuota statybos įmonė Labasta, jau 6 metus sėkmingai dirbantis specialiųjų bei bendrųjų statybos darbų srityje. Tai kuriuos darbus jūs atliksit šiame objekte ir kuris iš jų galbūt bus sudėtingiausias? Taip, mes šiuo atveju atliksime stogo darbus, rekonstrukcijos ir namo fasado darbus. Šiltinimas ir įsakyta ir apdaila. Didžiausias darbas, aišku, yra su stogu. Tai pirmiausia perdanga naujai pasidaryti ir tada montavimas stogo.
O čia yra sunkiausias tas darbas, dirbant pradedant nuo perdangų. Jūsų ir kolegų indėlis čia bus milžiniškas šitame projekte. Kaip sužinojot apie tai, kas čia vyksta ir kaip nusprendėt prisijungti? Na, matot, mes jau ne vieną esam projektą padarę su užsakovu, kurie padeda žmonėms po nelaimingų atsitikimų. Ir kažkaip dėl to pagalvojau, kad ir aš galiu prisijungti prie tokio jų projekto. Labiausia gal gąsdina, visą laiką gąsdina tokie ypač seni apleisti pastatai, iš kurių reikia apgalvotai rekonstruoti teisingai, kad jisai būtų ilgamžius. Kaip įveikėt tai, kas viduje šiek tiek gąsdina paprastai? Gal turbūt, kad jau darbo patirtis, tai yra ne pirmi metai, ne antri. Tiesiog jau žinom, ką darom. Su įvairiais iššūkiais susiduriančios įmonės vadovas Laimis Bačiulis jaučiasi ramus ir dėl to, kaip greitai šis ugnies suniokotas pastatas turi tapti svajonių namais. Mes turim tos 2 mėnesius, tokį magišką terminą. Kiek daug magijos reikės, kad jį tilptume? Jo, reikės daug pastangų įdėti tą, jau nebeskaičiuojant kartais ir tų valandų 8, gal ir daugiau reikės padirbėti. Žmonių kiekis bus atitinkamas, kad įsipaišyti tą reikalingą laiką. Ačiū, kad šį sekmadienio rytą praleidote kartu. Kitą sekmadienį laukia dar rimtesni reikalai, griovimo darbai ir girdėjau beigi nujaučiu, kad paplušėti teks ir man. Tikrai, nekantrauju pamatyti. O aš aplankysiu dar vieną šeimą. Aš irgi nekantrauju pamatyti ir tave lankančias šeimas, ir asmeninių išbandymų kelyje atsidurti nekantrauju. Pasimatykim kitą sekmadienį. Iki.